Tai šiandien nusprendžiau biškį išeit pasivaikščiot, išbandyti šitą naują dalykiuką. Nieko šiandien specifikacijas labai nelyksim. Tiesiog norėjau pat išbandyti, tokį first try padaryti ir biškį tai viską užfilmuoti. Bandysim gal išgauti kokių įdomesnių kadrų ir kažkiek pabandysiu parodyti funkcijas šito naujo dalykiuko. Bet kuo išsiskiria šitas naujas Osmo Mobile 7, tai pagrindė šito dalyko papildomų modulių. Tarp kitko, čia yra Osmo Mobile 7P. Yra dvi versijos, Osmo Mobile 7 ir Osmo Mobile 7P. Norisi sakyti Pro, bet didžiausias užvadino P tiesiog, tai taip ir vadinkim. Veikia. Gerai, dabar raudona lemputė. Dabar jeigu aš padariau taip, užsidegė žalia lemputė, tai dabar jis mane seka. Ir kaip matot, jeigu ir išeinu iš kadro, jis mane pameta, bet jeigu aš grįžtu, jis vėl toliau mane mato ir toliau seka. Jeigu mes ištiesiam delną, tai jisai sustabdo arba pradeda sekimą, arba jeigu mes padarom dvejetę, tai jis turėtų pradėti ir nutraukti filmavimą. Sustabdė. Nieks nefilmuoja, bet jeigu aš vėl padarau ir jis vėl pradėjo filmuoti, tai jisai dar leidžia daryti kadruotės. Pasidaryti galima kaip jums patogiau. Tai pavyzdžiui, padarom dvi L raidės, turėtų pagauti. Negaudysi. Turi būti įjungtas iš pradžio trackingas. Pasidarom dvi L raidės. Gal viską turėtų. Galbūt, suveikia. Ir bandykim, gal čia labiau pagaus. Ir viskas. Pasidarom kadruotę. 2/3, dabar aš esu labiau dešiniai pusė ir visą laiką, kai jis mane trekins, jis mane ir laikys labiau dešiniai pusėje, o ne centre. Dar tai yra lemputė, kuri padeda tamsioj paros metu. Tai mes ką galim padaryti, tai palaikyti, cakt, įsijungia. Ir dabar galim reguliuoti ryškumą, bet jeigu antrą kartą spaudė, mes galim reguliuoti temperatūrą. Taip pat turi integruotą trikojį, kas seniau nebūdavo. Tai aš pastebėjau, kad naudoju visą didžiąją komplektą Mic 2 Action 5 Pro. Tas apykaklė tokia, iki didžiausia yra oficiali. Ir naujasis Osmo Mobile 7. Gerai, galvojom, kad gal užteks šitų vlogų. Pabandykim geriau pagaudyti kažkokių tai gražių kadrų. Gerai, bet ką mes padarom? Tarkim. Laikom. Galim tai padaryti. Užsilokinam. Ir bandom eiti. Taip. Laikom. Ir einam. Palei turėklą. Tai. Galbūt čia. Bandykim daryti tokį pull-outą. Labiau į viršų. Tai mes bandykime čia šios laikom. Aišku, tas fokusas mums fokusuoja ten, kur reikia. Bet bandykim grįžti prie balandžių, prie antyčių. Ir galbūt čia kažką gerą pagausim. Ir tokį bandykim šoną eiti. Mums svarbu pamatyti, kad stabilizacija veikia. Kaip čia gražiai.
Bandykime kažko aukščiau. Gražiai panorama. Aš noriu to šuniuką nufilmuoti. Jeigu aš paklausiu, ar galiu biškį. Atsiprašau, galiu šuniuką biškį nutraukti? Taip. Niu, čiučikai. Uči, koks tu fainas. Viskas, ačiū, nebetrukdau. Gražios dienos. Tai mano ši diena užskaityta. Nufilmavom čiučiką. Tai galbūt tada užteks. Galim susipakuoti. Ir išjungiam. Išjungiam ir uždarom. Kodėl tu nenori man Ai, va. O tam kartai tada viskas. Užteks. Iki.